Keliai purvini, mintys be plano. Jis bėga, nors niekas nesugaudys. Labas rytas, sėdžiu miške, metai dar nesibaigė, o aš išeinu į žygį. Priekyje laikas, atstumas ir mintys, kurios susidėlios bejudant. Būkit su manim, žiūrėsim, kaip man čia seksis. Nežinau, kiek tai užtruks laiko, tiesiog toks metų užbaigimas. Jam laikas tik dar viena kliūtis. Jei lieptų ramiai pasėdėt, jis jau kitam maršrute. Rankos pilnos nulaužtų šakų, kišenėje akmenys planai ir niekas. Jis statų pasaulį iš klaidų ir kažkaip viskas laikos. Suaigęs sako nusiramink, tarsi ramybė būtų taisyklė, bet jis gina judėt, nelaukt, ne lentynoj, ne rėmeliuose. Jame vėjas batuose, ugnis delnuose. Per mažą dieną, per lėtas miestas, kol kiti skaičiuoja mintis, jis gyvena tarp dabar ir vėl. Ir bėga toliau. Fainus čia šitie miško keliukai tokie, eik tu sau. Man patinka. Tik tu ir vėjas, ir gamtos grožis. Nepamirškit palaikint kanalą, parašykit komentarą, kas jums patinka, kas nepatinka. Didelis ačiū už manęs. O aš jums stengsiuos kažką parodyti visada gražaus. Žiema gražus metas iš tikrųjų. Gal ir šalta, bet gražu. Man labai gražu. Laukiau sniegą, kad išeiti į žygį, kai yra sniego. Nu ir pasakyti, kad ne faina čia pasivaikščiot. Čia super. Vienas malonumas. Tu, gamta, vėjas, pasaka. Nu čia visai faina, nu tikrai kaip kieva keliukai pim. Eini sau aukštyn žemyn ir vingiuoji. Na čia tikriausiai ir prikeliavom Šiūrio rago galą. Šiaip labai gerai einasi, gali drąsiai važiuoti ir su vaikais mažais. Labai geras maršrutas, lengvas, nesudėtingas. Rekomenduoju.
Sugrojam raganam dainelę. Gal atsigeriam arbatėlės. Šalta. Tikrai šaika šalta, žinokit. Kai keliavom su mocais aplink Baltijos jūrą, buvom Vikingų saloj. Ir aš užmačiau tokį instrumentą. Jis vadinasi dambrelis. Man patinka su juo grot. Gera pabūt gamtoj. Labai. Rekomenduoju ir jum. Išeit, galit mažus žygius daryti, ten po 3 kilometrus kažkokius. Aš tai gal rekomenduočiau net ir vienam eiti iš tikrų, nes tu vis tiek pabūni vienas su savim. Man patinka. Graži tavo Aukštaitija mūsų. Graži. Šiek tiek pagrojam su dambreliu mūsų protėviam, nes jie irgi, jų pirmas buvo, gal aš kiek skaičiau, kad pirmas muzikinis instrumentas jų buvo irgi dambrelis, tai mūsų protėvių dvasiam atiduodam šiek tiek savęs. Fainas tiltelis. Čia tikriausiai vasarą tokia kaip ir šlapia vieta greičiausiai, kad padarytas tiltukas. Šiūrio rago dvasia stebi tave. Galima pasukti, bet labai barsukas.
O kieno čia akis? Kamanė. Kamanė, medaus susimanė. Rytas kyla virš ežerų tyliai, rūkas plonas, lyg sapnas šviesus, pušys stovi dangų perėmusios ir žemė čia kalba ramiai. Aukštai kryja žalia ir gili, tavo vardą vėjas dainuoja. Čia širdis rami, čia žmogus tampa savimi, čia gyvenimas lėčiau alsuoja. Upės vingiuoja lyg senos istorijos. Oi, nesigailiu visai, kad atvažiavau čia. Tikrai esu maloniai nustebintas šito gamtos grožio. Mane saugo praėjusius metus, paukščių balsai virš miškų susilieja, virš laukų ir tylinčių miškų. Kai pasaulis per garsiai šaukia. Reikia dar jums kažkoks palinkėjimas pasakyti, ne 2026 metų proga. Nežinau, nėra minčių galvoj. Tiesiog gerų metų jums. Tebūnie šie 2026 metai jums būna geresni negu buvo 25. Nenustokit svajot, kurt ir darykit tai, kas jums patinka. Būkit laimingi, o kas gali geriau žinoti už tave, ko tu nori. Tai stenkitės išpildyti savo svajonės. Svarbiausia reikia svajoti, o jeigu svajoji, tai svajonės pildosi. Ir pradėti daryti kažką. Niekas už tave nieko nepadarys. Pats turi pradėti. Turi norėti. Galbūt pirmą turi svajonę turėti. Tada norėti ją įgyvendinti. Nu ir pradėti ją įgyvendinti. Nu, tokie ir yra 3 etapai. Aš grįžtu ten, kur tylu, ten, kur žemė dar pažįsta vardo ir namai prasideda mišku. Aukštaitija mano kelias ir ramybė. Tęsim savo kelionę pažintiniu taku. Dabar jau link automobilio judam. Nežinau, kiek čia mums dar liko eit. Nuėjom jau 5 kilus, 200 metrų. Dar kažkiek tai liko. Pažiūrėkit, ką radau. Kaip papuošta eglutė žvėreliam. O, buvo kažkas tai morką valgė. Čia dar kažkokių morkyčių. Apelsinai jau paukščių išleisti. Kai šaunuoliai žmonės. Gal reikėtų atsipūst, atsigert arbatos. Labai gera miške pasivaikščiot. Gera tiesiog tyliai pasėdėt, paklausyt, kaip pušys ošia, ežeras krantas skalauja, genys kamienas tuksena, kažkoks tai relaksas smegenim. Meditacija gamtoj.
Praeitą kartą jau norėjau daugiau kilometrų įveikti, o šiandien tiesiog pabūt grynam ore, miške, pasivaikščiot, pažint gamtą. Gamta yra graži, kol dar nėra žmogaus paliesta. Mano šaknys ir dangus, kol ežerai atspindės rytą, tol gyva būsi tol. Upės vingiuoja lyg senos istorijos. Žygis baigėsi, išėjau ryte be didelių žodžių. Viskas susidėliojo einant. Nauji metai netrukus. Užteks šiandien tiek. Paukščių balsai virš miškų susilieja, virš laukų ir tylinčių miškų. Upės vingiuoja lyg senos istorijos, akmenys saugo praėjusius metus. Pasiklydau, karočią. Neberandu mašinas. O dar reiks naujus metus sutikti o čia miške. Nu, žodžiu, einu ieškot, kur mašina mano. Jau galvojau, kad pasiklydau. Biškį buvau nusgandyt. Tai žodžiu, viskas tvarkoje, radau aš. Va čia va, startavau. Pim, taip ėjau. Nu ir karočią, ten raičiau kažkur ir čia dabar va išlindau. Penų sakiau, o čia dabar finišuoju. Tai žodžiu, finišuoju viskas tvarkingai. Tai įmesiu žemėlapį, kokį aš ten maršrutėlį praėjau. Nemažai. 9 kilai, 308 dabar roda, nu tai dar iki mašinas liko. Porą šimtų metrų. Vse. Laimingas. Kaip barsiukas. Paukščių balsai virš miškų susilieja, virš laukų ir tylinčių miškų. Pabandykim užlipti Mindūno apžvalgos bokštan. Paleidę blogas mintis ir blogą energiją, pasisėmę šviežią Aukštaitijos oro, varom sutikt naujų.